Parengta Antano Dauguviečio parko kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo projekto koncepcija. Pristatyti eskizinį projektą, kuriame pateiktos pagrindinės kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinių idėjos bei papasakoti apie šiame parke planuojamus darbus paprašėme Vaidą Bajorūnienę, Biržų savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiąją specialistę. Įmonė Uždaroji akcinė bendrovė Urbanistika anksčiau parengė Dauguviečio parko esamos būklės analizę ir dabar yra išskirtos probleminės sritys, kurias yra numatyta tvarkyti. Tai yra parengta koncepcija, pagrindinis sprendinių brėžinys, tiesiog susipažinti visuomeniai, kaip savivaldybė planuoja tvarkyti šį parką. Tai kadangi Dauguviečio parkas susideda iš 6 sklypų, šiuo projektu mes tvarkysim 5 sklypus. Tai pirmiausia, turbūt visiems yra aktualiausia teritorija paplūdimio, pliažo teritorija vadinama, maudykla įrengta. Va šioje teritorijoje bus tvarkomos prieigos prie vandens, išvežami blokai, pakrantė bus sutvarkyta tiesiog patogesniam gyventojų priėjimui prie vandens. Kita zona, kuri yra problematiška, tai projektuotojai išskyrė kalno teritoriją, kurią siūlytų susieti tiesiog tilteliu per griovį tarp tvenkinio ir upės. Tik gaila, turbūt šiuo projektu nepavyks mums įgyvendinti, kad tiltelį pastatyti, tiesiog tvarkysim parko kalno teritoriją, atsiprašau. Tai būtų šiek tiek lyginamas reljefas, želdiniai pakeičiami naujais, kalno viršūnėje mini apžvalgos aikštelė įrengiama su suoliukais. Nuokalniai, sakykime, prie kalno irgi numatoma tokia mini apžvalgos aikštelė poilsinė įrengt, apželdint pagal ligoniniai priklausančio žemės sklypo tvorą ribojančią teritoriją. Ir trečioji pagrindinė zona persikeltų į Veterinarijos gatvę 2B sklypą. Tai yra didžiulis eglynas, kur medžiai serga. Ir jie bus iškirsti, paliekami tik sveiki medžiai. Šią teritoriją numatoma tvarkyti tiesiog paliekant tas suformuotas erdves atsivėrusias ir įrengiant tiesiog tankinto grunto taką. Taipogi planuojama tvarkyti teritoriją visiems labai gerai žinoma prieš polikliniką esantį Pušynėlį, Vytauto gatvė 97. Tai būtų pakeliamas vienas šonas reljefas sutvarkomas ir įrengiamas lygiai taip pat takai tankinto grunto, šiek tiek pertvarkomi želdiniai. Ir dar viena teritorija, kur, sakykime, žmonėms būtų geresnis susiekimas, yra numatoma Tylos gatvė sujungti su Smėlio gatve. Tai yra irgi tankinto grunto takas, želdinių šiek tiek pertvarkymas sergančių medžių, pastatyti prie aikštelės informacinį stendą, suoliukus, šiukšliadėžes. Mažoji architektūra, suoliukai, šiukšliadėžės bus irgi statomos dar šiek tiek papildant pagrindinį taką tarp tvenkinių. Ir toliau visos lėšos, kurios yra skirtos šio parko tvarkymui, yra skirtos želdinių pertvarkymui. Tai, kaip minėjau, didžioji teritorija bus kertama ir pavienės, zonos, kur yra sergantis medžiai, tiesiog pertvarkytas teritorijas. Dėl, pačios koncepcijos, kuri yra parengta, kad siūlo, kur tvarkyti, teritorijas, taipogi yra numatyta mašinų, automobilių stovėjimo aikštelė, kad būtų gerai parke įrengt. Toliau dar vieną tokį tiesiog susisiekimo vietą numatyti, kur šiuo metu visi mėgsta turbūt rinktis prie užtvankos vadinamos, ten irgi tokį praėjimo taką ateity, kad persikelt tiesiai į Smėlio gatvės 32 sklypą, kuriame įrengt vaikų kažkokį edukacinį taką. Tai pagrindiniai tokie darbai numatyti, iš želdinių, kaip sakiau, sergantis medžiai ir turėtų būti šalinami medžiai, kurie neturėtų augti parkuose. Tai yra vaismedžiai, įvairūs krūmai. Iš viso šitam projektui yra numatyta 250 000 eurų. Bet tik 20% galim panaudoti infrastruktūrai parko įrengti. Visa kita yra skirta želdiniam tvarkyti. Iš tos sumos 15% yra savivaldybės indėlis. Projektas numatytas įgyvendinti iki 2018 metų gruodžio mėnesio pabaigos.